Ko žvengi? Iš to, kad dabar filmuosi. O tai ką, blogai? Ne, tai gerai, bet kai būna po ilgo tarpo, kai nesifilmuojam, tai tada būna toksai 100 kartų perfilmuoji ir tada ta pradžia. Nu tai va, tai sveiki, tai. Nu tai va, tai sveiki. Šį kartą iš pirmo karto. Šiandien turim vasario 15 dieną. Baigėsi darbo diena ir mes važiuojame į sostinę švęsti vasario 16-osios lietuviškos šventės. O kaip Madride šį kartą. Jo, kadangi esam kaimiečiai, tai mums sostinė važiavimas didžiulė šventė. Ir atitinkamai, aišku, turime ir tai, kad važiuoti tai tikrai reikės nemažai, beveik 5 valandas. Tai jau čia, kaip sakant, spaudžiam startą ir let's go. O jūs? Gal norite aš jūs aplenksim, o damačką? Viskas surinkai. Ir kaip karšta, žinokit, hebra. Nu, davai. Apsirengiam. Nu va, prabėgo 5 valandas, atvykome į Madridą. Pirmas įspūdis iš miesto įvažiavęs, kad atrodo, kad į Vilniaus senamiestį važiavam. Labai panaši architektūra, įdomu. Bus dar iš dieną pasižiūrėti. Tai pradedant šiek tiek irgi apžvalgėlį, jeigu kas varysit su automobiliu, galit gal ir neapsikrauti, jeigu atskridot į Madridą, tai geriau varyti su viešuoju transportu, nes čia yra visur metro. Ir neapsiimti šitos problemos ant savęs. Visi viešbučiai, kurie yra centre, visi prašo papildomų pinigų už parkingą, net jeigu jie ir turi tą parkingą. Pavyzdžiui, kaip ir čia, pilna vietos, tas yra, aišku, mums labai gerai, mūsų mašiniukas nebus tikėtina gal ir subraižytas, nes visur yra rizika, kad gali prarasti tą mašinką. Tai čia kainuoja 15 eurų naktis, tai tikrai pigiausias atvejis, o šiaip vidutiniškai būna 24-28 eurai, arba netgi 30 eurų už naktį, tai žiūri daug. Gerai, kylam, kažin kuris aukštas, gal į pirmą? Gal 0? Evelina, nu visai nepasidomėjus. Tai aš net nežinau, kur mes čia atvažiavome. Man gibelė veža. O, jaučiu, aš atspėjau. Nu, pažiūrėk, ar čia ne virtuvė. Nu, va, gavom kortelę tokią. Šiaip įdomus atvejis, kad čia yra čia duris ir čia duris. Da taip nematęs. 102 mūsų yra kambariukas. Pasak. Galiu. Pas mane dar kojos laisvos. Nu, kambariuko apžvalga, kaip visada, tradiciškai, spinta, tūlikas, labai smirda chlorų ir tokių pelėsių, tokių, tavasme, senovinių poilsio namų kvapas Palangoj, vat kažkas tokio drėgmė, nėra kaip išvedint, žiūrėsim, kaip daryti. Čia jau yra jau didysis kambarys, 2 gulės, 2 lovas. Čia prikvepinta, Evelina vaikšto, svetainė zona yra, langai be balkonų, tai tik tai tokie atsidarantis, tai Evelina bando jau vedint. Ir dar ir virtuvę turim, kas šiaip nėra labai blogai, aišku, be indų. Gal mums ir nereiks, nežiūrėk rimtai be indų. Peržvengiam namie, geras. Tai kam tie in? Ai, nu gerai, atsiprašom, yra, viskas yra. Šaldytuvas tai, net nežinau, čia snaigė kokia, nu kad nesovietinė, tai tikrai, nes nevežtų taip toli. Bet lygis tas pats. Gerai. Tai va, tai toks kambarėcas, Evelina jau įvertino, sakė, kaip Motel 6 Amerikoje, moteliukas, pigiaiskas. Čia yra pigiausia, ką radom. Pigiausias viešbutis, kad būtų arti lankytinų objektų centre. Tai mums kainavo 100 eurų naktis, plus 5 eurai už parkingą. Vidutiniškai, kiek visur žiūrėjom, jau buvau nusteikęs, kad reikės mokėti daug daugiau. Už 3 naktis būtų gavęs apie kažkur tais 500-600 eurų plus parkingas. Visur reiktų mokėti.
Tai šiuo atveju su kaina pasisekė, labai nebrangiai čia sumokėjom. Tai kaip sakant, už tai ir pakentėsim visus nesklandumus. Tarakonų nėra, jau yra gerai. Viskas daugiau savo lūkesčių ir nekeliam. Rytoj mes turime tikslą aplankyti karališkosius rūmus, nusipirkom bilietus, o poryt lankysime Prada muziejų, Evelinos užsakymu, eisim žiūrėti meną. Ir visus kitus aplinkui objektėlius. Nu tai, sakant, kaip pavyks, tai pasidalinsim. Atnešė aštraus, ne? Viskas, atėjome mes į pizzeriją pas save, užsisakėm. Geriausia pizzerija pas mumis čia šitam rajoniukėm. 4-6 reitas, tai skaitom neblogai, geri atsiliepimai. Šeimos verslas, kaip sprendžiam iš amžiaus, padavėja mama, kepėjas sūnus. Ir bandom su Evelina ragauti. Jau atnešė picikė vieną didelę. Gal bus skani, gal ne. Bus matyt. Skaniai pavalgiam. Išėjom jau iš pizzerijos. Tikrai superinė pica, kaip ir buvo aprašyta, įvertinta. Labas rytas. Išėjome jau iš savo viešbutuko, turim rytą, visai neblogai išsimiegojom, nėra tas blogas tas kambarys, ne? Ne, žinok, patogi lova, atskirai viskas, tai labai man patiko. Patiko, verkia, kad per toli aš esu, bet ten neįmanoma priartėti, toks tarpas didžiulis tarp lovų yra, tai įkrenti po to į griovį. Išgiojame link metro, nežinom kaip čia tas metro valdysis, kiek skaičiau, tai senoviškai prie automatuko reikės pasimti bilietuką. Ir tiek ir važiuojam dabar į rūmus. Metro yra va čia. Puiku, nuosta, labai patogu. Inglese. Prisinse tarjeta. Pirmiausia, tarjeta? O tai dar aš nežinau. Neturi dar tarjetos transporto? Ką aš čia pirksiu, dar nežinau. Ai, gal čia papildymai, palauk, žinok, čia reikia pasiaiškinti. Pedro, me pide la tarjeta. Visi tą patį klausia, gerai. Buongiorno. Galim gal 10 minutų. Lengva nebuvo. Elena, sakyk, čia tos informacijos, Jėzau. Ar tokį renkės, ar kitokį? Bet kokią travel kardą gauni tikrą kardą. O tai bus du. Norėčiau antrą gauti. Esu sumokėjau už 2. Nu, bandom su tą vieną kortelę kol kas. Panašu, kad gal kažkaip praeis. Abudu praleido. Bus matyt, bet aišku, kai išsilaipinsim kitoj stotelį, reikės išeiti pro vartus ir tada bus kaip Japonijoje gripavo. Aš Japonija esu neišėjau. Jop. Nu, punktualumas. Dar minutę laukti reikėjo, o jau atvažiavo. Nežinom ar šitas, bet bandysim. Kaip pirmą kartą varytume su metro gyvenime. Nu, kiekvienas metro yra išskirtinis. Niekada nežinai, kaip jis čia veikia. Šitas kokias atrodo labiausiai confusing. Iš visų šalių. Londonas, Paryžius, Tokijus, New Yorkas. Normaliai viskas, triedžiai jisai čia bereikalo. Tai jo, atvykom jau į savo operos stotelę, netoli Palacio. Bandysime išsikrapštyti iš pro praėjimo vartus su to vieno kurčiuke. Išsiaiškinom visas detalės. Žodžiu, išėjimas nevyksta taip kaip kitur. Tiesiog eini ir išeini, neblokuoja išeinančių, o tiesiog 2 kartus nuskaitė. 2 kartus nuskaitė bilietus ir tiek. Dabar turim 18 likusių kelionių su metro. Manau, kad reiks dar kokių tik tai 4. Tai kitas tiesiog suvažinėsim šiaip į parduotuvę. Gerai, miestas kaip miestas. Žiūrim tolin. Matosi, kad tuktukų transporto priemonės yra čia aktyviai naudojamos. O čia jau matosi rūmai, labai netoli reikėjo paeiti. Dar turim laiko, paieškosim kavinukės. Mūsų bilietas yra tik nuo 12 valandos. Prieinam iš rūmų rytinės dalies. Čia yra žymusis fontanas. Visi galima pažiūrėti. O, flamenko kostiumėlį tikrai. Puošimės? Būtinai, gerai. Paliksim kitiem turistam. Nu ką, aikštė tokia labai primena Prancūziją, Paryžių, sodai.
Eisim tolyn, pažiūrėsim tos rūmus. Ant saulės karšta. Įdomus. Jo, ant saulės karšta, pavėsi šalta, vėjas toks vėsokas. Čia reikia su daugiau striukių varyti. Vasarinė ir rudeninė. Čia matome pagrindinę katedrą šalia. Ją irgi bandysime patekti, nemokamas patekimas. O čia panašu, kad yra įėjimas su eile. Tai, fuck. Tai lieka kažkaip toli. Gerai, einam. Ai ne, va, mes su tiketais į tą pusę. Visitor with tickets. Va, matot, ką išmokom. Vilina, vat mūsų tas toksai amžinas feilas nenusipirkti bilietų šį kartą gal bus atsipirkęs. Nes mūsų eilė tik tai tokia, o akivaizdu, kad neturintiems bilietų problemų patekti bus daug sunkiau. Gerai, laukiam. Praėjom visas patikras ir dabar jau esame pačioj aikštėj ir eisime, lysime į vidų, žiūrėsim, kaip atrodo šitie rūmai. Tai trumpai apie rūmus, tai rūmai pastatyti ant senosios Maurų tvirtovės, nes daug kartų, kas matėt mūsų ispaniškas kelionės, tai daug kas yra susijęs su Maurais, nes dar 17 amžiui, gal net 16, viskas priklausė Maurams ir Ispanijos karalystė užgrobė tik tai po kurio laiko. Tai būtent ir šitą pilį jie pasistatė, karalius pasistatė savo šiek tiek vėliau. Šiaip čia yra karališka rezidencija, teoriškai jie čia turėtų gyventi, bet jie čia negyvena, kažkokiam priemiestį gyvena tie karaliai. Nėra taip kaip su Britais. Bet čia likęs toksai traukos objektas turistams. Pasižiūrėsime, kaip įrengtas vidus, kaip viskas padaryta. Evelina nuėjo dabar pasiimti audio gidą. Aš nėmiau, nes paskaičiau, kas viduj. Nenoriu apsikrauti ausinėm. Mes, aišku, negausim ausinių ir Evelina negaus, nes mes nusipirkom bilietų su anglišku gidu, bet gavom su ispanišku kažkodėl tais. Tai dabar už 5 minučių ateis ir bus tikras ispaniškas gidas, pasakos viską ispaniškai, bus žiauriai įdomu. Viską suprasim. Tai Evelina viską supras ir man vertėjaus ir man nereikės jokių ausinių nieko. Ne, Evelina? Taip, Dona. Labai gerai. Labai gerai. Tai lipam pagrindiniais laiptais į karališkosius rūmus. Jau ausinė pasakoja istoriją, kaip jie čia atsirado, bet aš jau papasakau prieš tai, kad viskas pastatyta ant Maurų gynybinės tvirtovės, kuri buvo nušluota per karą ir Filipo V nurodymo pastatyti nauji rūmai kaip jų rezidencija. Taip pat čia priminėja svarbius svečius ir visa kita. Eisim į vidų, pažiūrėsim. Čia daug žmonių grįžta. Karališkosios šeimos Juan Carlos I portretas jau šių laikų. Karaliai kaip atrodo. Mano gidas pasimetė, tai nežinau, kokios atėjom čia erdvės, reikia surasti. Radau savo gidą, sakė, čia yra šokių salė. Vykdavo visokie banketai ir banketai. Šokius darydavo. Koks kilimas? Ištiestas visas ir čia jau. Čia dabar einam per tokius kambarius. Šitie kambariai yra karaliaus kambariai. Jie kiekvienas skiriasi. Kuo eisim gilyn, ten yra vis daugiau ir daugiau karaliaus kambarių, kurie reiškia pagal rangą. Pirmiausia, jame susirinkdavo valstiečiai visokie vargšai. Čia susitikti su karalium. Ir kuo gilesnis kambarys, tuo jau socialinis punktas geresnis. Jau išėjome iš rūmų, ekskursijos ilgai truko.
Pusantros valandos. Jo, kažkaip 1,5 valandos. Tai, bet buvo verta, tikrai žiauriai gražios salės, labai faini interjerai. Šilko salė man paliko didžiausią įspūdį. Wow, labai graži. Nu, dar Porceliano man irgi labai patiko. Tai esmė, kad neleido filmuoti, ten kariauti su jais sudėtinga, nieko ir baisiai nepafotkinsim. Tai įdėsim dabar epizodukus, va taip iš virtualaus turo. Važiuojam, taip gerai vis tiek nenusifotkintume ir nenufilmuotume, ypač kai per rankas kerta. Bet šį kartą čia yra tas filmavimo atvejis, kai yra gražu ir yra dėl ko tikrai atvaryti čianai, o ne dėl to, kad draudžia filmuoti, nes visiška nesąmonė kokia nors. Nu ką, keliausim dabar pietauti, norisi prisėsti, Evelina nori vandens, saulutė šviečia, laipsnių turim 15. Priėjome į panoramą nuo pilies. Nelabai, ką čia fotkinti yra. Toksai miškas ir strojkės. Šilainiai toli. Ne prancūziški sodai čia, ne. Bet overall labai patiko, labai rekomenduojam. Tikrai super. 2 eurų už bilietą atsipirko. Taip. Einam dabar dar į katedrą, pasižiūrėsim, ar ten mūsų įleis. Šiaip tenais yra nemokamai. Nu tai irgi turėkite omenyje, jeigu į Madridą varysit, tai kad į šitus rūmus nusipirktumėt bilietus iš anksto, kad nereikėtų stovėti didžiulį eilėje, matau ten dar toksai didžiulis šniūras ir laukti. Tikrai sutaupysit laiko. Žiūrim, labai daug žmonių atėję prieš tos atodangos, tai kad mums reikia pasižiūrėti ir mum. Čia gražiau, vaizdas toks vat ispaniškas, raudonas su smėlio spalvos pastatais. Nieko gero, bandom patekti dar į katedrą. Priėjom katedros įėjimą. Eisim gilin. Prašo pauriuką sumesti nuo žmogaus, kad paremti. Čia tokie gražus New Orleano stiliaus prancūziški pastatėliai. Nu ką, atėjom į Rameninę. Ką jau žinom, tai žinom. Gracias. Gavau savo rameną su samteliu štai tokiu. Truputėlį aštrus. Tai nežinau, ragausiu. Man neleido Evelina imti. Sakė, vieną valgysi. Tai aš, kaip sakant, sėdžiu dabar, laukiu. Ar skanu? Ar visą man atiduosi? Gerai, vaizdas kaip Japonija jaučiamės, kaip nusikėlė atgal. Suskanavom tos ramenus, tiksliau tą rameną vieną, kurį leido Evelina nusipirkti bent vieną. Tai įvertino, sakė, Japonijai skaniau. Po sočių japoniškų pietų atėjom jau į San Migelio turgų. Matom, pilna, va, balandžių. Pažiūrėkit, Ispanijoje irgi yra humana. O, prašau. Aš eisiu pažiūrėti. Nu ką, turgelis gražus, įdomus toksai. Čia aišku, jis yra toksai labai prabangus, tai nebus pigu. Tai čia toks labiau kaip turistams praeiti. Matosi daug žmonių, daug šiukšlių. Viskas kaip ir priklauso normaliam geram turgui. Vysim į vidų, pasižiūrėsim, matau valgo tapas, geria vyną. Atrodo smagiai. Nu kaip matai, čia kaip mūsų Vilniaus stoties turgus. Labiau hiparikam. Viskas taip daugiau mažiau prabangiau. Kas vyna, kas tapas, kas kokteilius, kas servezas. Praeisim ratuką ir tepsim slidės. Na, Evelina rado savo kriauklių. Ašku, kad čia jau bus strigimas. Nu, labai greitas. Vieną tokį. Evelinas sneksas. Galvoju, mes gal einam, atsisėsim, nėra kur.
Ėjom ir atėjom. Nedaug reikėjo eiti. Ir čia turime pagrindinę aikštę. Pilna žmonių. Rimti keliautojai, jeigu pasižiūrėjus reviewus, rekomenduoja šitoj aikštėje nieko nevalgyti, tik atsigerti kavos. Nes kokybė tokia prastoka, lyginant su kaina. Nu va, aikštė kaip aikštė, daug šiukšlių, daug žmonių. Aikštė kaip aikštė. Nepalyginsi su Sevilės aikšte, tą didžiąją. Ta gražesnė. Buvom prisėdę aikštėje, šiek tiek atsigaivinti. Kainos šiaip labai nenustebino, kaip viena brangiausių vietų Madride, kur yra skaitoma, kad tai yra brangu atsigerti arbatos ar kavos ar kažkokį tais kokteilį, tai sumokėjom kaip Kaune prie Soboro. Ane, Evelina? Taip, visiškai nenustebino. Tai visai neblogai. Nėra labai brangus tas Madridas, kažkaip buvom labiau nusiteikę. Tai kol kas brangiausia yra tiesiog apsigyventi, pasim kokį viešbutį. Dabar keliaujame į Puerta del Sol, einame per pagrindinės gatveles turistinės. Priėjome Puerta del Sol, vieną tokią labiausiai busy vietų Madride. Kaip alternatyva, tai skaito, kad čia toksai kaip New Yorko Times Square'as, tai va Madride čia yra pagrindiniai saulės vartai su daugiausiai judesio. Tai pasižiūrėsim. Visi objektai vieni nuo kitų labai arti, šiaip 5-10 minučių praseit pėstute. Ką jau čia? Aš esu žiauriai happy šiandien. Viskas man Madride, žinokit, patinka. Patiko labai rūmai, patiko maistas, patiko pasėdėti Raudonoje aikštėje. Man ir čia patinka, pažiūrėkit, koks šopas. El Corte Inglés. El Corte Inglés tai yra toksai premium segmento parduotuvė, kurie nealergiški skurdai gali visai. Tai Evelinai labai patinka. Nu ką, aikštė tikrai busy, daug žmonių, visko kažko baisiai įdomaus, nelabai čia ką pamatysi. Mūsų, aišku, akis jau pripratę, kas galbūt įsijungia pirmą kartą, tai galvoja, ko čia jie tokie paprastai taip žiūrintis viską, tai dėl to, kad mes jau keletą metų gyvenam Ispanijoje, tai mums čia kaip ir normalu. Nestebina, bet atvykus iš Lietuvos, tai tikrai bus geras įspūdis pakeisti aplinką į kažkokią kitokią architektūrą, kuri labai panaši šiaip tiek į Paryžiaus, tiek į kitų senų miestų. Liuks, atrodo. Pasižiūrėję visus savo objektus, kuriuos aplankėm šiandien ir kas liko dar aplankyti mums Madride, negalėjom rizikuoti, nes blemba, viską pažiūrėjom, ką suplanavom. Tai dabar suradom papildomų. Oi, taigi tęsiant, nes spėjom į metro. Tai nusprendėm, kad dar turime aplankyti dar likusias vietas, ne tokios labai įspūdingos. Bet Plaza de Espana, vat jau ir aplankėm. Ir greitai čia visur visi objektai kas 5 minutės. Nu ir tada sekantis bus egiptiečių šventykla. Tenais nuvarysim pažiūrėti griuvėsių parke. Tada varysim vakarienės su Evelina. Tai mums iš tiesų patiko Japonija, net jeigu taip ir netrodė per mūsų dekus, kad labai pasilgom. Bet dėl savo virtuvės tai tikrai labai stipriai patiko ir mes čia šiandien valgėm ramenus, o vakarienai valgysim vagių, taip kad... Sašimė, vagių neįperkam. Ai, tiksliai, sašimė. Šiaip nėra Ispanijai didelių aukštų kažkokių dangoraižių. Saikingai. Beveik 7 milijonai žmonių Madride, tai galėtų pasistatyti koks nors. A, jiem nereikia jie. Aukštesnis stiklainėlis. Jie čia į plotį eina, ne į aukštį. Plaza Espana iš kitos pusės, nieko įspūdingo. Einame link šventyklos. Ką aš norėjau paminėti dėl rudenėlio, tai važiuojant iš mūsų kaimo link čia, visur jau žydi sakuros, jau toks
pavasariu kvepia, bet čia atvažiavus į miestą, jis dar nėra atbudęs, nes Madride kur kas vėsiau būna, palyginus su mūsų pietinė pakrantė, tai čia iš tiesų toks rudenėlis, o pas mus jau senai pavasarėlis. Kaip gerai matosi, koks yra reljefas Madride. Matot, lygi linija. Nėra visiškai kalnų. Manęs draugai klausė, sako, ar visoje Ispanija tokia kalnuota, nes kas atvažiuoja į Malagą atskrenda ir keliauja pas mumis aplinkui yra vien uolos. Uolos, kalnai, 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 kalnai. O čia nieko, čia aukščiau tik tai pastatai. Su Evelina palydėjom saulę. Matom, kiek daug žmonių, visi čia atėjo saulėlydį pasižiūrėti. Toks, kaip sakant, vienintelis variantas jiems nuo šitos kalvos. Nu ir paskutinis mūsų lankytinas objektas. Užkilus ant kalnelio matome egiptiečių palikimą. Eisim pasižiūrėsim iš vidaus. Ir su šiandiena bus tiek. Nu va, čia kaip atrodo šitas monumentas. Egiptiečių palikimas, labai jau nedidelis nuo Maurų laikų. Tvarkosi. Žmonės apsauga, neleidžia niekur vaikščioti. Neleidžia niekur vaikščioti. To čia prisidėlps Evelina uždarys ir bus ramus vakaras. Toks vaizdas iš priekio. Monumento. Mums jau liko 5% batareikos. Tai jaučiu, kad apie vakarienę pasidalinsim rytoj tik tai. Jo, arba fotomomentais. Tai jeigu neužteksim, tai tada iki kito epizodo. Bye!